Kiekviena istorija tai bandymas išlikti, suprasti, išgyventi. Kalėjimo gyvenimas kiekvienoje tinklalaidėje. Aš esu Marius prirašytų rankų savanoris ir bendrauju su Jonu Vyčinu, patyrusiu pirmasis dienas, karo dienas Ukrainoje, Kijeve, taip? Kadangi mūsų tema, ši tema šios tinklalaidės yra būtent karas ir ne bet koks karas Ukrainoje. Kimbant į tą temą, būtent pirmųjų dienų, o išvakarės, kokios buvo išvakarės, kokias jas prisimenate? Karas prasidėjo vasario 24 dieną, 2022. O prieš tai buvo kažkokia nuojauta karo? Nieko visiškai. Aš įsiliejau į tą kaip tiekmę kartu su visais Kijevo gyventojais, kaip pasakyti, kojam pradėjau greitai per savaitę laiką. Pradėjau ten mokytis, pradžiai dar taip nedrąsiai, ten po valandą nueidavau, ten taip, pasidaryti tą misiją. O po to žiūriu, kad tai man duoda naudą, aš ten pasinėriu visą galvą, ten po 8-9 valandas sėdėdavau toj misijai, Išeinu, grįžtu namo, pavalgau ten ir miegu ir vėl atgal į misiją, Ir viskas taip pat, važiuoju su metro kartu su visais, grįžtu taip pat su visais, einu pietauti, einu į parduotuvę, bendravimas, tas kažkokie tai žmonės aplinkui atsiranda, tie bendri pažįstami, ten toj pačioj misijai pradedi su žmonės bendrauti, jokio įtarimo, kad ten kažkokia baimė būtų, kad pas kažką matyčiau kažkokią tai numatomą grėsmę artėjančią. Ne, jokio šansų. Ateina nauji metai, 2022 metai ir pas mane kaimynas Rusas, jis iš Maskvos. Tai ir jisai žiūri Putino tą sveikinimą, tai mes kartu sėdim kambarį, žiūrim Putino sveikinimą ir mane jo tas sveikinimas, aš pripratęs prie to, kad Putinas šneka ilgai, jis ten pusę po valandą laiką ten šneka, ilgiausia ten istorija susigalvojęs, ten pasinėrė visokius istorinius dalykus, ten ir taip toliau ir švedžioja belekiek. O čia tas sveikinimas trumputis, išvis ten 5 minutės ir jisai tokiom išprotėjusiam akim, mano požiūrį tada, sako, Zatibė liubimui, tokių tostų, o bralė, mane taip tiesiog per širdį baimė perėjo, nuo to jo galvoju, kažką jis čia sugalvoja jau, Na taip, sakoma, kad jau buvo nuspręsta netgi 21 metais jau Ukraina. Bet žiūrėk, aš to nežinojau, aš visiškai nežinojau, bet man kažkas tai davė tai tą tokią baimę vidinę. Tie jo žodžiai, gal tonas, gal jo tos akys, aš nežinau, ar jo bendrai visą laikyseną. Nežinau kas, bet man tuo metu aš taip net tam savo kaimynui pasakiau, sakau, brali, kažkas ne taip, Tai ir ką, viskas toliau tęsės viskas toliau, aš ten kažkokius ten savo, ten tos kursėlis toliau, ten vieną ten pabaigiu, kitą pradedu, vėl pabaigiu. Ir prieinu prie tokio didesnio kursą, švarus kūnas, aiškus protas vadinasi, ir ten 1,5 mėnesio kursas, iki 1,5 mėnesio jis įtrunka. Ten pinigų kainuoja kažkiek, tai ten apie 1000 eurų plus minus, aš jau sumoku pinigus ir startuoju vasario, gal kokią 16-14 dieną, matai, startuoju. 10 dienų. Jo, 10 dienų iki karo pradžios. Žiūrėkit, man reikia pasitikrinti sveikatą, aš pasitikrinu sveikatą tokiam medicinos centre, apelsinas kažkaip vadinas, ar mandarinas, jo. Ir vienu žodžiu, aš iš to mandarino važiuoju su taksi iki Spaska 10G. Ir pokalbis tarp taksisto ir manęs. Taksistas manęs klausė, sako, ką tu čia buvai restoranais, prie restorano paėmė? Ne. Sako, jis pradės pasakoti savo istoriją gyvenimą, sako, man labai kiniečiai restoranai patinka. Bet sako, paskutiniam kokios 2 metus, sako, visi kiniečiai restoranai užsidarė Kijeve. Dabar tai aš jau suprantu dabar viską, bet tada, kaip žmogus pastebi, tai kaip įdomu, kad 2 metai iki karo jau kiniečiai tikriausiai žinojo, kad karas bus ir jie tiesiog visi draugiškai susitarė, emigravo iš Ukrainos, išvažiavo, tai įsivaizduokit, 2 metai. Ir jis man toliau jis pradeda, čia jau karas prie pat gali būti, čia jau armija rusų, ten tai senas, galvoju, ką tu čia kliedi, Jis tai ten pasako, ten mūsų Amerika palaiko, ten tas. Vienu žodžiu, pasiklausiu, aš tų pasako, galvoju, tiek to, ten tie žmonės visą laiką, jie tą patį šneka apie karą, apie badą, apie ligas, viskas, išlipu, pradedu aš ten mokyti, toj programai dalyvauju, viskas tvarkuoju. Įdomi detalė. Dieną prieš karui prasideda, aš su dabartinė žmona anksčiau biškį susipažįstu, bet mes važiuojame metro. Mes paskutinę dieną prieš važiuojame metro kartu ir aš klausiu jos telefono numerį, sakau, duok man savo telefono numerį. Sako,
jinai sako, rašykit, žinai, aš oba kišenės pas mane telefoną palikau namuose. Ai, galvoju, tiek to, sakau, rytoj užsirašysi, įsivaizduok, o rytoj prasidėjo karas. Ir supranti, ir sakau, po to, kaip karas jau prasidėjo, galvoju, Dieve mano, kaip svarbu daryti viską iš karto. Kad taigi yra sprendimas tiek, paprašai kažkokio žmogus, gal turi tušinuką, gal duok popierius, paprasta. Nepasakyk, kad, ai, davai, padarysi rytoj, daryk šiandien, ką gali padaryti šiandien, nedaryk rytoj. Tai va. Nu ir vienu žodžiu, ką, aš krentu mėgoti, 4 valandą aš pašauk su lova į orą. Nuo sprogimo. Jo. Prasidėjo. Jo, prasidėjo, bet dar nežinau kas. Tik tai sprogimas baisus, tikrai. Namas 9 aukštis, Petra Grigorienko, ulica, gatvė prie Petro Grigorienkos, ten rajonas arčiau Gostomelio aerouosto. Jo, tai va, čia to aerouosto, kur jie norėjo desantuotis, kur jie norėjo nusileisti. Jo, tai va, aš neturiu jokių suvokimų, kodėl jie tą raketą paleido, nes ten aplink jokių tikrai nebuvo karinių objektų, jokių visiškai, ten vien tik gyvenami namai, ten tikrai nieko nėra tuščia. Dėl to aš tam rajone gyvenu, aš ten vaikščiodavau, beveik 2 mėnesius pravaikščiau, ten skersai išilgai, žinai. Tai ten tikrai jokių tunelių pasislėpusių kareivių, nieko ten panašaus nieko nebuvo. Tai va. Ir kas toliau, pašoko šitą orą su bralio, galvoju, ką čia dabar man daryti, aš atsimerkiu, galvoju, nu kas čia, karas tikriausiai, žinai, nu tokias mėguistos mano mintis, žinai. Bet ką aš dabar galiu daryti, dabar galvoju, jeigu karas prasidėjo, aš dokumentų neturiu, aš niekur net iš miesto neišvažiuosiu. Tai ką aš galiu daryti tą patį, ką aš pradėjau daryti, dalyvauti toje programoje, nes aš pinigus susimokėjau. Tai bent jau, sakau, pabaigęs tą programą, tai aš būsiu geriau viduje jausiuosi, bus mano galva šviesesnė, tai aš tikrai galėsiu greičiau išsikapstyti iš susidariusios situacijos. Nu, tai praktiškai mintis buvo, kad gyventi kaip gyveno. Taip, apsiverčiu ant kito šono ir užmigsiu, stengiuosi užmigti, pasigirsta riksmas kolidoriui, bet toks nežmoniškas, baisus riksmas. Ir taip reikia moteriškas balsas, ten kaimynė gaunasi mūsų 2 būtai, bet kolidoriukas toksai kaip sujungiantis, mažutis bendras kolidoriukas jo. Tai vienu žodžiu, aš suprantu, kad ten tikriausiai didžiulė bėda, bet aš žinau, kad aš paieškoju Lietuvoje, aš neturiu dokumentų. Ir jeigu aš išeisiu ir policija atvažiuos, ir man jau to visą seka dėliojas, kad aš čia viskas, man čia šakės, žinai, mano ta kalba lietuviško akcentų, nu niekur netenka, niekur aš nepasislėpsiu, žinai. Nu ir aš taip galiu, aš vis tikiuosi, kad kaimynai atsikels, nes vienas vienam kambarį, kitas kitam, nu kaimynai nesikelia. Tai, žinai, atsistoja, staigiai apsimetu kažkokius drabužius, išeina į kolidorių, darau duris ir aš jau dabar galvoju, sakau, duris tikriausiai ten namą nebėra, nes sprogimas tikrai buvo milžiniškas. Nu, aš atidarinėjau tas duris, moteris stovi, rėkia, žviegia, ten akis, apsiašarojus visą, mane kviečia, tempėsi pas save į kambarį. Tempėsi, nueinam į tualetą sūnus jos guli, apalpęs, visas pamelinavęs, kelnes iki apačios nuleistas, žinai, jisai šlapinasi tuo metu, kaip raketa pataikė. Sutapimas, nu tiesiog, ten, jeigu taip hipotetiškai tikimybė teoriją apskaičiuoti, aš nežinau, kiek šansų, va taip, kad žmogus buvo. Tuo metu tualetė šlapins ir raketa tuo metu pataika, žinai. Na, šiaip jisai buvo saugiausiai būto vietoj, nes visi rekomenduoja į tualetus jau, jeigu ką. Nu ir žiūrėkit, teisėm toliau, tai va, žiūrėkit, kas toliau. Nu ką, jisai guli ten, žinai, aš ten jam padaužu per žandą vieną, kitą kartą, nu viskas, nekvepuoja, viso, galvoju, nu ką aš jam padėsiu, nieko nepadėsiu. Bet žiūrėkit, aš vis tiek žadinu tą kaimyną sekant, vis tiek einu jį pažadinti, nes aš jau iš savo telefoną tikrai nekviesiu greitosios. Einu pažadinti tą kaimyną, sakau, davai, eik skambink greitai, žinai. Tai jisai pradeda skambinti greitai ir tada jau pasylė apie greitoji pagalbą ir sako, žiūrėkit, prasidėjo karas, mes neatvažiuosim. Ir tada aš jau tikrai, kaip pasakyti, ten buvo dar abejonės, kas nutiko. O tada jau, kaip pasakyti, oficialų patvirtinimą gaunu, kad tikrai prasidėjo karas ir viskas, krapštykitės kaip norit, kaip pasakyti, žinai. Nu, nieks jums nepadės, žinai. Nu viskas, ką, sakau, žiūrėkit, atsiprašau, aš einu miegoti tada, žinokit, aš tikrai nieko nepadėsiu. Aišku, ciniškai skamba, žmogus guli, bet nu ką, ašgi ne daktaras, aš vaistų jokių neturiu. Ką aš ten, guosiu tą moterį. Viskas, nuėjau miegoti, užmingo, atsibundu, sako, kaimyną sutinku, sako, viskas tvarko, jisai atsigavo, žinai. Gerai, kad atsigavo, tai labai gerai, nes iš karto ir kiltų, aš manau, iš karto daugumą, jei ne visiems klausytum, tai kaip jūs išdrįsote palikti apalpusį žmogų vieną karo akivaizdoje. Taip. Bet daug dievė kiekvienam būti herojum tokioje akimirkoje. Tai vat, žiūrėkit,
išeinu, apsirengiu man kaip eilinę dieną, aišku, aš einu, aš nežinau, ar man tames metro mane nuveš iki tos Krasnojo, tai vat galvoju, ar iš vis tas metro mane ten nuveš, nes karas vis dėlto, žinai, nu ir aš einu sutašyti ant pečių, žiūriu žmonių pilną gatvę, žinai, ir taip jie su daiktai, su tašiam ten, su kažko, aš dar neįvažiuoju, kas čia vyksta, kodėl jų čia tiek daug, jie susirinkę tokie kaip būrys, žinai. Einu, žinai, į mintį galvą, taigi buvo, raketą pataikiau, sprogo naktį raketą, žinai, pakeliu galvą, iš tikrųjų, žiūriu, balkonai nubirėję, ten kažkas, žinai, žmonės tikriausiai bijo atgal grįžti į tą pastatą. Aš nesustoju, nepaklausiu, dėl to, kad man nuvykimo yra valandą laiką, iki ten, aš einu tiesiog savo maršrutų, įprastų maršrutų, einu iki metro, žiūriu, ten kareivių aplink, prie kiekvieną įėjimą, visur jau ten, žinai, sargyba stovi. Pilna žmonių, vaikai suaugę, su kačiukais, su šuniukais, išbalusiais veidais, pilnais baimės veidais. Žinot, man tada buvo gera dėl to, kad aš vienas, dėl to, kad man nėra atsakomybės už savo šeimą, už savo tėvus, ten už kažką, tai žinai, kad už ką man tikrai būtų baimė, kad jie praras gyvybę, žinai, ar dėl jų saugumo, kur juos dėt, žinai, kur vykt, nes, tiesiog panika, tiesiog baisi panika, aplinkui tviruoja tikrai. Jo, tai jaučiama tiesiog. Jo, įdomu buvo stebėti, tuos žmonės, jų veidus, jų žvilgsnį stebėti. Aš važiuoju metro, einu į pačią tą, kaip pasakyti, sustojimą, jo, pilna ten tų žmonių ant žemės prigriuvusių, prisitiesusių, čiužinių, jie ten gyvena. Tai jau tada jau prasidėjo. Jo, jau tada pirmą naktį. Jau jie bėgo ten slėptis, jo. Tai vieni bėgo slėptis, kiti važiavo kažkur, tai, žinai, kiti su čemodanais, su daiktais ten kažkur jau išvažinėjo, žinai, iš Kijevo ar ten išvis iš Ukrainos. Jo. Tai maždaug savaitę laiką trūko mano tos kelionės pirmin atgal, nes aš tą programą kaip dariau, taip aš ir dariau, žinai. Tai jūs dar savaitę galėjot važinėti? Jo, aš savaitę važinėjau, aš gyvenau Lievai Bereg, Dniepro kairysis krantas, o Kontraktovoje dešinysis krantas skaitas. Tai aš važinėdavau ten 40 minučių maždaug kelionė trūkdavo su metro. Tai aš važinėjau maždaug apie savaitę laiką, kol man vieną vakarą po užsiėmimo, čia maždaug gal buvo 20, kovo 3 maždaug, kovo 3, gal kovo 2, kovo 3, man vakare vadovas šitos programos sako, žinai, susikrauk daiktus, sako, ir sako, atvažiuok pas mus, nes sako, vakare sprogdins tiltus per Dnieprą, žinai. Aš dar taip galvoju, bralė, gal sakau, žinok, palauk, rytoj aš padarysiu tą. Ne, sako, dabar, tu važiuok, dabar. Įstaigiai, sako, maždaug, suspėsi per kokias 2 valandas ir tada mane biškutį tada užkabino, toks galvoju, bralė, čia reikia, jau rimti reikalai matau, žinai, kad jau nebegalima atidėlioti. Ir ką, aš pradedu taksi kviestis. Kviečiu taksi, pats galvoju, mano karo metu, ar įmanoma taksi išsikviesti. Tai maždaug kokį 15 minučių kviečiu taksi ir pats toks, kaip abejoja, ar iš vis tas tai įmanoma atlikti, žinai, galvoju, gal čia man tiesiog eit to Dniepro kranto, ar ten važiuoti į priekį su metro, po to jau atgal su čia madaniuku, ar ten keliais kažkaip, žinai, bandysiu eiti, žinai, jau tokius visokių minčių į galvą dėliojas. Bet tu tiltų nesusprogdino? Ne, nesusprogdino, bet matyt, toksai planas buvo, nes jeigu jisai tai pasakė, tai matyt jau žinojo. Jau matyt, kad žinojo, žinai, kas nusimato. Tai aš vargu gais negalais išsikviečiu taksi, pakelio ragelį, atvažiuoja jisai čia, paima mane iš Spasskajos 10G ir aš jam pasakau, kad man į Petrą Grigorienką ir aš jam iškart pasakau, žiūrėk, aš nuvažiuoju ten, aš pasiemu daiktus ir aš iš karto mane veži namo. Atgal į Spasskają. Sakau, tu niekur nevažiuok. Aš tavęs nepaleis, aš tau duosiu iš karto pinigų, padaviau 100 eurų iš karto, sakau, aš tau sumoku už pirmyn atgal, sakau, tu lauksi manęs prie laiptinės, kad neduok Dieve, tu nuvažiuosi kur nors, žinai. Tai aš jam pilnas tokias instrukcijas ir vis. Ir tada aš jau pamačiau tikrą veidą Kijevo, kaip Kijevas pasikeitė per tą savaitę karą. Jau mes važiuojam, ten barikados, ten blokai sudėti, ežiai, žinai, visur sudėti, ten Z raidė, ten vienoje vietoje blokai Z, sekančiai, ten rajoną pavažiuoja 500 km, vėl Z raidė, vėl tarp blokų pravažiuoja, bet siūzok, man taip nuostabu buvo, kada jie čia spėjo viską. Kaip žaidimas atrodo. Jo, bet kada jie čia tą spėjo, nes ten tiek resursų reikia, ten reikia kranų, reikia žmonių, reikia tų blokų būti pasiruošęs, ten viskas
pamatiniai blokai normaliai tvarkingai sustatyti, smėlio maišai ten, tie iš armatūrų, iš geležinkelių, tų hašų, didžiulių metalos luitus suvyrinti tie ežiai, žinai, tai ten jų pilna visur, vielas, ten tas, anas, pilnai karui paruoštas miestas, bet tai toliau įvažinėjom jau į rajoną, įvažinėjom į tą Petrą Grigorenkas, tą Pozniakų rajoną, benzino kolonėlė, didžiulės eilės, pilna žmonių, muštynės, masinės muštynės, vat siaubas toks iš tikrųjų iš šono, nu, tada žiūrint iš viso mane tokia panika, galvoju, nu va, kas darosi, žinai, nu, įsivaizduok, ten visi nori prisipilti tą kūrą, nu ir kas, prasideda pykščiai, stumdymasi, nu ir masinės muštynės. Tai va, nu vis tiek, važiuojame ten iki Manės, kur aš ten buvau išsinuomavęs, aš ten parbėgu, jis man vis tiek taksisas sako, aš važiuoju iki parduotuvės, nusipirksiu ten maistą. Aš važiuoju tai gerai, bet sakau, tu tai čia grįžk. Nu ir aš įeidinėjau į laiptinę, kaimynai, kuriuo aš anksčiau nepažinojau, jie manęs klausė, kur tu čia rušiesi, ką tu čia darai. Sakau, aš važiuoju ten į centrą būsiu. Tai sako, einam su mums kartu, mes čia į bombą bėžą, čia į tą slėptuvę. Yra vieta kaip tik, nesakau viskas, ačiū, bet aš susitaręs. Tai taip įdomu, kad tokioje akimirkai žmonės pradėjom bendrauti, žmonės prieki manęs tam pačiam pirmam aukšte, aš jų nepažinojau, aš nežinau nei vardų, nei veidų, bet mes pradėjom kalbėti, tokioje akimirkai, vieni kitiem pradėjo siūlyti kažkokias net paslaugas, kad davai, aš čia padėsiu. Po to klausia, gal tu kažką žinai, gal kur geriau, kur kokios galimybės, gal į užsienį važiuot, gal ten, žinai. Belė kokia informacija yra labai vertinga, žinai. Tai va, nu, vienu žodžiu, mes ten taip trumpai persimetam, aš puol daiktų dėti svarbiausių daiktų, tik tai svarbiausių daiktų. Pačiu kokių? Pasiėmiau patalynę, rankšluostį, ten muilas, šampūnas, savo tą pasą ir pinigus, žinai. Viskas, daugiau aš nieko neėm, keli drabužiai, kad, tiesiog, 2 tašytės viskas. Mėgmaištą, nemėgmaištą turėjau, jogos kilimėlį turėjau. Jo, nes ten to vadovo misijai paklausiau, sakau, kur mes mėgosim. Tai ant grindų mėgosim, klasį, sako, viskas tvarkoja. Tai jūs jokio maisto, vandens ten nieko neturėjau, ne. Nu ir ką, ir viso, aš ten deduosi, ir pas mane du kaimynai. Nu tai vienas kaimynas sako, tvarkoja, aš važiuoju kartu su tavim, žinai, važiuoju kartu į misiją, irgi tą programą dalyvausiu, žinai, kad kažką kur tai būti, žinai, kad nelikti vienam namuose. Tai gerai, tą čiumpu irgi taksą, jis irgi ten pasakau, kokius daiktus susidėk, o trečias kaimynas, jisai toks pasimetęs visiškai. Atrodo, tas panikos šokas toks didžiulis, kad jisai net nežino, į kurią pusę bėgti. Stovi kaip, tiesiog, kaip tranktas, žinai, stovi, mes ten bėgiuojam su tais daiktais, jisai stovi, nežino, į kurią pusę, žinai. Aš jo klausiu, klausyk, į kurią pusę važiuosi, žinai, Viktoras vardas, kurią pusę? Aš sako, važiuosi į Lvovą, žinai. A ką tu ten darysi? Pas giminės kažkokios. Aha, o kaip važiuosi iki Lvovo to? Su traukiniu. Tai gerai, dabar tau reikia įstoti, sakau. Aha, reikia įstoti. Ir stovi vietai su čemodanais. Tai davai, sakau, aš ten nuvešiu taksi iki tos stoties. Jau iki to, aš matau, kad ten neįmanoma jo pašiudinti, žinai. Tai jis toks, ne, aš nueisiu, kažkaip dasigausiu, viskas tvarkoja. Bet tai tas momentas trūko iki 20 minučių maždaug, tas mūsų pokalbis, žinai. Jisai ant tiek žmogus šoko paveiktas, kad tiesiog atrodo, kad jam, žinai, jis net nežino, kurią pusę ir ką daryti, iš viskas svarbiausia tuo metu, ką daryti. Tai ką galiu pasakyti, kad, karui prasidėjęs, kaip yra svarbu, koks pats didžiausias priešas yra net tie, kurie užpuolė, o sumaištis tavo galvoj. Tai pats didžiausias priešas, nes jeigu tu turi kažkokį tai veiksmų algoritmą, karo pradžiai ar kažkokios tai ten nelaimės pradžiai, ne, tai viskas, tu išgelbėtas. Dėl to, kad tu turi, žinai, ką tau daryti. A, B, C, aš darau tą, viskas. Aš žinau, kaip tai išmokti, nesant karui? Juk tai tokio dalyko net nesusikursi čia. Žiūrėkit, svarbiausi dalykai jau patikrinta po to, aš ten po to toliau dar pasakosiu, kalbėsiu, žinai, tas karo toks pikas buvo maždaug 1,5 mėnesio Kijevo mieste, kai tikrai buvo karas. Jo, kai tu tikrai jauti, kad ta fronto linija prie pat, kad maisto parduotuvės tuščias, kad nėra tuščias lentynas, kas tau svarbiausia? Tau svarbiausia vandens turėti litrą vandens maždaug, kad tu kažkiek tai galėtum būti su kažkokių tai ten maisto produktų, bet irgi nedaug, ten 0,5 kilogramo, kas tau svarbiausia, konservai kažkokie, tai duonos, paprastų dalykų.
pagal sezoną apsirengti. Aišku, jeigu žiemą tau reikia šiltų drabužių, būtinai šiltų drabužių, jeigu lietus metu, kad tu per lietų galėtum eiti, pinigų grinų ir pasas. Ten, sakykime, žiebtuvėlis, kažkoks peilis, prožektoriukas, viskas. Kažkokių tai dar papildomų daiktų ant savo kuprinę pečių, tu niekur su tuo nenueisi. Dėl to, kad visur pilna žmonių, pilna kamšalinės, maišalinės, ten įtrauki neįeisi, su čemonanais žiūri, nu, Dieve mano, tempia, nu kam to reikia? Tai ką daryti Kur tu tą visą dėsi? Jūs vienas irgi, jūs vienas irgi daiktų jau vis tiek su savim kažkiek pasiėmėt. O tarkim, būtumėt 5 asmenų šeimos galva. Vat taip elgčiausi, tikrai tai pasimčiau tą patį. Vandens, maistą. Bet 5 žmonėm ir dar jeigu šunį turi. Tai gerai, kiekvienam po kaprinėlę. Tai va žiūrėkit, dabar susidedam taip, mes žiūrim, dabar daug klaidų matau irgi per televizorių rodo. Nusiperki kuprinytę kiekvienam vaikui, žmonai, savo kuprinytę. Viskas, kas toliau tau reikalingas. Mėgmaišis reikalingas kilmėlis pasities po mėgmaišį. Jo ir celofanas užsikluoti ant mėgmaišio. Nu, ten žiebtuvėlis, peilis, ten šiltos kojinės, ten maikė dar vieną papildomą. Viskas. Svarbiausia pinigai, pasas. Gera avalinė, kad patogiai būtų. Tu ten, man tada net buvo pačiom pirmom mintim, mano giminaičiai, žmonos giminaičiai, man sako, žiūrėk, gali ten atominę bombą numesti. Visuomenį buvo didžiulė baimė, daug visokių naujienų, kurios tikrai nepagrįstas, bet jos sklaidė kažkokioje erdvėje ir jie man sako, davai važiuok ten pas mus, žinai, slėpsis ten kažkur Žetomirė, ten į mišką važiuosim, ten kažkoks namelis yra, žinai, nu, kiekvienas turi kažkokį galimybę ir variantų yra. Aš pėšęs galvojau, va, tiesiog miškais, va, nu, kaip saugiau, nebūčiau ėjęs pačiom autostradom, būčiau ėjęs ten aplinkiniais keliais, kad aplenkti visas tas, kaip pasakyti, pavojingas vietos. Jo. O jeigu pavojingos vietos ten būtų, pavyzdžiui, koks desantas prasidėjęs? Galimybių visokių yra, galimybių pavojų jų visur slypi. Bet žiūrėkit, jeigu jūs lygsit sėdėti vienoje vietoje, sukausti tas baimės ir nieką nedarysit, jokių veiksmų nesimsit, kad save ištraukti iš duobės, tai bus tik tai blogiau. Jo, taip kad pasirinkit iš anksto kažkokią tai kryptį. Bet iš kur žinot? Vat jūs pabudote nuo raketos. O iš kur Lietuvoje žinot, tai kol raketos neprasidėjo? Juk gerai dabar kalbėti. Vat irgi name, kur gyvenu, pas mus ukrainiečių šeima yra atsikėlusi. Taip. Aš neklausiu jų, ar jie čia pirmas būtent būtas yra, kuri nuomojasi. Bet buvo ir tokių, kurie ir numatė, kad gali prasidėti. Bet jų buvo mažai. Tai kaip manote, pagal ką galima, tai vis tiek? Žiūrėkit, 17 metais važiavau iš Maskvos į Charkovą. 2017 metais, dar iki karo buvo toliausiai. Mes kirtom sieną Rusijos, Ukrainos ir su ukrainiečių pasieniečiais kalbėjausi aš pats. Sako, jisai man rodo, aš atsimenu iš mašinos, aš lipau bagažinę daryti, jisai man sako, žinai, va ten, sako, apkasai, va ten, už tų krūmų apkasai rusų. Ten, sako, rusai sėdi tuose apkasuose. Aš tu galvoju, ko čia stumi, nesąmonė, šneki, ko čia sėdės tarp tų apkasų. Jisai 17 metais jau tą sakė. Tai va, jų žmonės jau tada numatė kažkurie, tai jie tada suprato, kad pavojus vyra ir kad, nu, artėjom mes, nenumaldama artėjom prie kažkokios tai atomazgas, žinai. Tai tų ženklų iš tikrųjų, jeigu taip sėki tos įvyks, nu, tai tų ženklų begalė visokių yra. Tai aišku, aš nesakau, kad reikia panikuoti į priekį, žiūrėti su baime kažkokia, bet, nu, blaiviai vertinti ir, aišku, mes kiekvienas turim prisimti atsakomybę už tai, kas vyksta. Mes turim net prisimti atsakomybę už Ukrainos karą ir už jeigu karas bus čia, kiekvienas, nes kaip to labiau, kad vyras, žinai, tai jis tiesiog iš karto turi pagalvoti. O bus čia karas, kaip manot? Galimybė tikrai yra. Tikrai 100% neatmet galimybės, kad pakol kas taip viskas vystosi, kad Europa nelabai supranta, taip kažkaip labai išlėta kyla tas tokios idėjas ir supratimas, kad tiesiog tam Putinas nesupranta kitos kalbos, kaip tik tai, kad griežta tokio atsako, tik tai griežtas atsakas įmanomas. Na, žiūrėkit, Turkijos pavyzdys, ten Erdaganas, kaip numušė vieną mygą ten įskridus į Turkijos teritoriją, viskas. Ir vis to baigėsi. Ten 2 kilometrus tai buvo įskridus. Ja, ir vis to baigėsi, viskas. Tai va, kol tos neįvyks čia iš Europos pusės kažkas, kol va tokia aiškus lyderė neatsiras. O NATO?
Nu, tai, 5 straipsnis, kad jeigu užpuolama viena šalis, tada visos kitos šalis puola į pagalbą ir gina ją. Lietuva priklauso. Viskas tvarkoj, bet realybė tokia, kad, pasižiūrėkit su Ukraina, kiek jau dėlėse ten kažką, tai ten vis gimda, ten žmonės laukia apkasuose, žūsta, ten, žinai, laukia ten tankų, raketų, ten laukimas, amžinas laukimas. Tai vat, jeigu toliau tada sekam mano istoriją, nuvažiuoju aš iki tos misijos ir mėnesį laiką maždaug gyvename toj mažoje erdvėje. Ten kokį gal 30 žmonių. Aš gal perlauksiu, nes šiaip tokia įdomią mintį paminėjote dėl šito, kad Ukrainoje žmonės būtent laukia ir dėlsia. Tai šiuo atveju vis tiek laukti pagalbos iš išorės, tai reikia visų pirma pačiam gelbėti kitus ir pasitikėti daugiau savo jėgom, negu kad... Tai faktas, čia net nėra ką, žiūrėkit, to pačio taksisto. Aš važiuoju, sakau, važiuojam mes atgal, jau kaip atgal važiuojam, žinai, aš klausiu jo, klausyk, o kaip tu čia, sakau, iš viso, sakau, šiandien karas vyksta, vakaras jau buvo gal 10 vakaro, 90 tamsu. Ir aš jo klausiu, kaip, sakyk tu man, kaip jūs čia, kaip tu, sakau, dirbi, o ką man daryti, sako, daugiau, man reikia pinigų. O be to, sako, mane užknysa, sako, viskas. Jis su tokiu pykčiu, žinai, sako, mano brolis kariauja, žinai. Mūsų, sako, užknysa, tie rusai, čia spaudžia, sako, nuo 14 metų, kai pradėjo, čia nieks nesibaigė, visi, mums, sako, mus jau į kampą tiek įvarė, kad, sako, mums, sako, nieks nebebais. Mane tai jau žodžiai taip, žinai, siunčia jis nuotraukas, jis man rodo telefonu, žinai, iš karto, iš fronto linijos, žinai, rodo, kaip tankai pamušinėja, kaip brolis ten važinėja su mašina, žinai, aplink. Dar vieną dalyką paminėsiu. Gal porą savaičių prieš karo pradžią buvau Mikhailovskoje cerkvėje. Pilna žmonių bažnyčia ir žmonės bučiuoja šventus tuos ikonas ir vyrai. Brali, aš taip galvoju, šitos tautos nieks nenugalės. Su tokiu pasitikėjimu, su tokiu... Tai va. O prieš lietuvius, kaip manot, būtų lengva kariauti? Sunku būtų. Pilietiški esam. Pasižiūrėkit, kaip sujuda visą tautą, kaip sujuda. Bent jau man kaip iš šono atrodo. Sujuda, ruošiasi, tikrai. Tai va, tai staigiai, taip sakau, išnyko viskas, žinai. Tokie artimi tapam, draugiški, žinai. Nuostab, iš tos pusės, tai sakau, nuostabs dalykai vyksta. Tai vat, tie tokie veiksmai tikrai vyksta karo metu. Tai aš galvoju, kad tas pats vyksta ir pas mus. Ir tie atsakingi žmonės, jie iš karto atsiranda, žinai, atsakomybė, jinai tiesiog tai priverčia. Ką tau daryti? Ar tu bėgti iš tavo savo šalies, bėgti kažkur, tai kažką tai atiduoti viską, kas čia, žinai, kažkam, tai kad čia vaikščiat, kažkas su batais, kažkokiais. Aš daug girdžiu tokių nuomonių, kad, žinai, žiūrėk, ateis ten tie rusai, viskas bus gerai, dar geriau gyvensim, negu kad gyvenam. Pilna tokių nuomonių skraido erdvėj. Ir kaip manot? Nieko panašaus. Žiūrėkit, mėnesį laiką pragyvenau šitom Ispatskoje 10G ir po to išsinuomavau butą netoli centro, kad man blokpostus pravažinėti be paso neįmanoma. Tai išsinuomavau prie pat, nes mintį turėjau tiesiai toliau mokslus. Tai va, išsinuomoju butą iš žmogus, Nikolajus toks. Jisai iš Donecko. Atvažiavo žmogus, 14 metais atvažiavo iš Donecko, verslininkas, stambus verslininkas, turėjo 13 degalinių. Čia kai būtent 14 metais ir buvo užpultas. Jo, kai buvo užpultas tas Doneckas. Ir Luganskas. Jisai būtent iš Donecko, jo, tai stambus verslininkas, 13 degalinių, ten dar visokių verslų ten. Tai vat jisai pasakė, sako, žiūrėk, mano tas draugas turkas 14 metais išskrido į Turkiją, investavė, sako, buvo milijonus. Išskrido be nieko, tuščiom rankam ir tuščiom kišenėm. Tai va, visą gyvenimą pragyvenęs, ten kūręs ir viskas. Aš, sako, lygiai taip pat. Aš atlėkiau čia į Kijevą, čia irgi vėl nusipirkau būtų, ten kažką, tai pradėjau statytis, ten kažkokį savo gyvenimą ir, sako, vėl tas pats. Tai va, ir jis man rodo nuotrauką, sako, žiūrėk, man tos degalinės atrodo, žinai, kur liko Donecke, žinai, kaip mano ten būtų, kas kaip ten prižiūna. Žinai, kaip iš to Bulgakovo romano šuns širdis, žinai. Tai va, valdžioj tokie žmonės, kas jėga gerbiama ten, anarchija dominuoja,
betvarkė, bedarbystė, alkoholizmas, vagystės, kontrabanda, viskas išgriuvo, bet total chaos, kaip pasakyti. Jeigu kam tinka, tai prašau. Jo, jeigu kam tinka. Pusės dalis jų. Tai dar blogiau, aš galvoju. Tai kitas dar dalykas, tai tie žmonės iš karto gauna šaukimą vėl eiti karą. Jeigu tu neginsi savo šalies, tai tau teks ginti kariauti prieš savo šalį. O tai kaip įmanoma? Kaip tai įmanoma? Nu kaip neįmanoma, tai atėjo rusų armija, užėjome tam tikrą teritoriją, ten rado tam tikras kiekis žmonių gyventojų, jaunų gyventojų, tai jie gauna iš karto šaukimą jų armiją. Bet jų galima suplėšyti, sakyti, aš patriotas. Nu ne, tai tas pats kaip ir su ukrainiečiai, žiūrėkit, va šiai dienai, ką miestuose stabdo ir iš karto sodina į mašiną ir veža tiesiai į komisariatus ir apmokymai tiesiog, be jokių tokių galimybių. Neišvengsi. O jau iššauti tada, iššauti suvokdamas, kad šauni į savo ne tai, kad bendrapilietį, savo nelaimės brolį. Čia jau iš anksto reikia pasirinkti, nes po to pradeda, aš kaip įsivaizduoju, baimė pradeda veikti ir jau sunkiau besuprasti, sunkiau be pasipriešinti, kai tu jau atsidūrė kažkokioj situacijai, jau tu neįvertinai, kad pasirinkai, kaip pasakyti, tą kryptį, jo, tai tau jau sudėtinga po to pasakyti ne, kai tu jau pradėjai visam sakyti taip. Tai mano pačia situacija, žiūrėkit, aš atsiduriu, gyvenu su tais santologais, ten vaikai, moteris, aišku, ir vyrų ten kažkiek, bet mažuma vyrų, daugiausiai moteris ir vaikai. Santologijos misijos aptarnaujančio personalas ir su savo šeimom. Jo, ir kažkiek studentų, nedaug. Tikrai nedaug, ten gal 5 studentai buvo iš viso, žinai. Man pirmom dienom mintim, ašgi suprantu, automatai šaudas, už lango iš karto. Bum, ten sprogmenis, ten Aš suprantu, kad čia jau gatvės mūšiai vyksta. Ir toks, savo mastų galvoji, savo galvos. Ašgi ne karininkas ten, bet vertinu galimybės, Ukraina, Rusija, karas vyksta, tai kas čia bus? Tai aišku, kad Rusija tuoj nugalės. Tai kiek čia laikate Ukrainai, čia prasilaikės. Iš karto toks logiškas sprendimas. Aš nežiūrėjau žinių, neanalizavau nieko, bet pagal dydį, pagal resursų, ten visą persvarą, tai iška toj pusėj. Ir taip, žinai, tie automatų serijas, tai suprantu, kad čia viskas vyksta. Ir tokie, žinai, galvoju, tu tuogi dursi, atsidarys čia į Rusiją. Man antrą dieną ryte, aš toksai atsipalaidavęs, dar toks visiškai, žinai, išeinu į kiemą 7 rytą mankštą padaryti, žinai. Aš einu, mankštą padarau, pakvėpuoju, nes ten pridvysęs oras viduj, ten tas pastatas senovinis, ten 3-4 aukšto, Rusys dar, kokį gal, sakykime, apie 30 žmonių tam pastate gyvena, viso žmonių. Blausi, tamsu, užuolaidos užtrauktas, langai uždaryti, oro trūkumas ten. Ir aš einu į vidų, mane pasikvietė tokia viena iš vadovių. Sako, žiūrėk, ką tu čia dabar padarai? Sako, aš jau pasimankštin. Tai žiūrėk, dabar sako, tu dabar išėjai pasimankštin, duris buvo atidarytas, taip. Tai dabar, jeigu sako, būtų kas iš kampo su automatu tave ir viskas, duris atviras, ir mes, sako, mūsų visų gyvybę pavojai, tu pastaty. Tu savo neapgalvotų veiksmų pastatymas visi pavojai. Ir tada man jau toksai, žinai, toks atsakomybės, jau sako, atsiprašau. Tai žinok, sako, dar kartą tu tai padarysi, eisi kur nori. Mums, sako, nebeįdomi, žinai. Mes tavis čia neauklėsim, žinai. Tai mane taip greitai pastatė, kad čia karas, žinai, ir kad tam kare nėra, atsiprašau. Tiesiog tu turi galvoti, kad tavo kiekvienas veiksmas yra gyvybė kabo ant lauko, žinai. O ne tai, kad aš taip normaliam gyvenime tu gali padaryti klaidą, sakys, atsiprašau, viskas tvarkoja, atleidžiu, bet čia ne, čia 130 žmonių gali žūti per tavo, žinai, nesakingą elgesį. Toliau žiūrim, žiūrėk, aš dabar jau po to, žinai, mąstau, žinai, galvoju, blemba, čia dar amerikiečių atstovybė Ukrainai. Galvoju, nafik, visų pirma, čia raketa atskris. Vienas dalykas, antras dalykas, galvoju, atsidarys dabar tie, galvoju, rusas, čia lietuvis, ką iš čia veikia iš viso. Tai čia priešas numeris 1, eik savo, galvoju, čia prisidariau. O kodėl priešas numeris 1? Ukrainai, Lietuva priešiškai nusitiks valstybė. Prieš Rusiją. Jo, viskas. Tai čia, dabar tu man paaiškink, ką tu čia veiki šitoj būstinį, žinai. Kuo tu čia užsiemi? Žiūrėk, kas toliau vyksta su mano vidujiniu pasauliu. Aš dabar galvoju, bet dabar žiūrėk, jeigu aš pakeliu šitoj vietoj ranką ir pasakau, bralio, vyrai, aš su jum. Jo, pas mane buvo tokių minčių. Aš čia paieškoju, bralio, ten gal kaip ir variantas toks neblogas. Čia aš čia pakeliu ranką, viskas, pas mane viskas, nušviečia šviesą.
sušvinta viskas, aš jau ten su jais iškeliauju, man jokios atsakomybės, aš ten prisiemu tai, ką jie ten nori, ką jie iš manęs reikalauja, viskas, man viskas atleista, žinai. O, ir aš galvoju apie tai ne vieną dieną, aš ne vieną dieną apie tai galvoju, sąžiningai. Galvoju, gyvenu su visai tai žmonėm, aš, žinai, vaikai, moteris ir pradeda savę, man gėda pradeda daryti savo minčių, galvoju, blemba, tu čia slėpėsi už nugarų, vaikų turėtum ten būti apkasuose kažkur, turėtum prisimti tikrą atsakomybę, ne taip, kad čia kažką tai čia vaidini kažkokį, tai, žinai. Tai va, nu, toks vidinis dialogas, žinai. Nu, tai va, praėjo dar savaitę ir supranti, priemi juos, aš priemi tą visą aplinką, tos žmonės kaip labai artims žmonės, žinai. Ir ar tu jam beatsuksi nugarą, tai va, apie ką tada kalbėjom. Va, tu vieną kartą pasakysi, gerai, aš pabijosiu, šį kartą aš pabijosiu, ir tu niekada nebepasakysi, ne. Tu šaudysi po to ir savo draugus į nugaras ir prasidės tų dalykų ir spaus tave iki galo ir po to galėsi savo vaikam pasakoti, kaip aš bėgu drąsiai, palikdamas savo šalį arba šaudydamas savo ir kaip tu tas viduje su to visų pragaru gyvensi. Tos tokios perspektyvos, žinai, tie tokie pamąstymai, žinai, tai ne taip kažkur, tai, žinai, bet kai iš tikrųjų, sakau, girdi, kaip automatai šaudai, ten kaip tos tikras diskusijos, žinai. Tai gal iš tikrųjų pridėjo prie mano tokio lūžio, prie to mano vertybinio lūžio, žinai, tas iš tikrųjų pridėjo, žinai. Ką aš galiu daryti, ir ką aš turiu daryti, žinai. O tai ką galiu ir ką turiu daryti? Tada pas mane iš karto, aš galiu paimti automatą į rankas, aš galiu. Jeigu galiu prisidėti, aš prisidėsiu tikrai, žinai. Tai va, pakol kas aš esu programą, aš tą programą turiu daryti, žinai. Pasakiau ten tiem vadovams, sakau, jeigu kažkokių yra galimybė, kad aš galiu kažkur tai prisidėti, aš tą padarysiu, žinai. Tai va, nu, jie ten vis tiek skambinas, jie ten palaikė ryšį su gatvė, su karininkais kažkokiais, žinai, nes ten darydavo patikrinimus, telefonus atinginėdavo vienu žodžiu, kad uždarytas visas langinės, nu, žinojo, kaip elgtis ir ką daryti. Aš tai nežinojau, jie viską, kaip pasakyti, tą mūsų tvarką reguliavo, kaip mes turim elgtis, žinai, kaip mes turim iki parduotuvės, kaip mes turim maistą įpirkti, žinai, nu, ta tokia vidinė nedisciplina, jie visą tą reguliavo. Tai va, ten komendanto valandas, ten vieną parą, pradžiui po parą, po to po 3 paras, komendanto valandas, 3 paras, tu negali netikėmai išeiti, išvis net prie namų negali išeiti. Tuos diversantus šaudė, žinai. Šaudė diversantus, O ką jie darydavo? Kurie buvo mieste, Kijevo mieste diversantai, rusai diversantai, kaip pasakyti, nu, padavinėja sprogmenis, sprogdyną, darė, nustatinėja žmonės, ten griovė valstybę, kitaip sakant, iš vidaus. Jo. Tai vat, užsidaro visi namuose, visas Kijevas užsidaro namuose ir tai sudaro, kur tu dabar turi gatvį, iš karto šaudo be perstojo. Nesvarbu, dieną, naktį, belia kokiam paros metu, vat, kas eina gatvį, neturi kažkokią, nežino, ten šaukinę, iššauna iš karto vietoj, žinai. Tai jų ten daug šaudė. Ten pirmom dienom, tai ten jų daug iššaudė. Ta pirma naktis, kaip jo pataikė raketą, bet aš ar 2-3 vakarą buvom prie Dniepro upės, vakarą išėjo su kaimynu, River Molas, tokias prekybos centras. Labai graži vieta, tokia 3 didžiuliai dangorai, aukšti pastatai. Ir jie tokiam neoniniam gražiom šviesom šviesdavo, ten tokia jachtų bazė didžiulė, kateriai stovi brangus, žinai. Man labai patikdavo tą vietą vakarais pasivaikščioti, žinai. Ir sakau, einam vakare, žinai, kad čia namuose sėdėsim, taip, nu, slogi tokia nuotaika namuose, nežinai, vis tiek nežinio tokia. Sakau, einam vakare, kaimynai, sakau, einam pasivaikščiosim. Nu ir einam patamsiai, dainam iki tos prieplaukos ir stovim ten viskas, tokioj tamsoj, aklinoj tamsoj viskas nuskendė. Ir tie strateginių bombonėžių variklių užėsys, žinai, ir bombas, žinai, ir žemė dreba, žinai, bralė toks jausmas, žinau, nu, nemoku nupasakoti, tokia beprotiška baimė, atrodo pusiau pragaras, artėja, žinai, toks pragaras, toks, žinai, kaip man iš Remarko knygas, žinai, vakarų fronte nieko naujo, 3 draugai, tai vat man tie tokie, žinai, iš tų skaitytų knygų, tai viskas, taip, žinai, tokie vaizdai kyla. Tos bombas krenta, žinai, aš tam sakau, girdi, einam atgal, einam namo, žinai. Ir einam namo ir tokių jaunuolių po 20 metų, su kuprinytėm, tokie kepurėm, pirštinės, būrys bėga, žinai. Aš dar taip sakau, žiūrėk, diversantai 100%, žinai.
va, kaip jie atrodo, ten po $100, po kiek jiem ten duodavo. Pirmutiniam tom dienom, žinai, be Zelenskio, be Kličko, be tokių stiprių žmonių pasilikimo šaly ir kiekvieną dieną stovėjimo prieš kameras, demonstravimo drąsą, lyderystę, šalis nebūtų išstovėjus. Žinai, kiekvieną ten dieną, vakarą žmonės tiesiog laukia, žinai, prie televizorių susirenka, žiūri, ten, žinai, komentuoja kiekvieną ten žodį, žinai, pasisakymą, tai, žinai, ta drąsa, jinai tokia, taip veikia, žinai, nu, neturi jokios vilties, nieko nežinai, o čia tavo žmogus stovi, aiškina, darom taip, viskas, iš karto tokia ramybė pasklinda, žinai. Aišku, ukrainiečiai, jie tikrai buvo pasiruošę, matęs, ten nepasėjo panikos, nepranešė, kad tas karas prasidės, nepaskleidė panikos, kad neužpildyt kelių žmonėm, čemodanais, mašinam. Jų vėliau kalime sutikau ukrainiečių, kurie gyvena prie Bachmuto, karštų taškų, žinai, pasakojo, kurie matė iš savo namų, kaip Kalūnas sako, važiuoja ten rusų 10 tankų, žinai, bam pirmutinis tankas, bam paskutinis tankas, žinai, ir paskui vis, nu tai tie, kas žmogus, kuris pro langą matė, kas kaip vyko, kaip tas karas vyko, žinai. Tai tikrai buvo gerai pasiruošę. Aišku, čia nebe Europos įsikišimo, žinai. Jo, geriau apie karą nepasakoti. Nu, reikia, ne tai, kad nepasakoti, kad nebūtų ką apie jį pasakoti. Tai jo, kad nebūtų ką, tai būtų nuostabus dalykas, bet sakau, tas algoritmo pirmo turėjimas, žinojimas, gerai toj sekcijai gyvenu miegot sekcijai, naktį, bombų sprogimas, žinai, naktį sprogimas. Aš ten kaip inžinierius, aš žiūriu ten kur ta perdanga, kokia perdanga, kuris siena storesnė, žinai, jo, jau tą galvą dedu, ne taip ten, kur bilia kur. Ten žiūri, kur po stolų pakišu, žinai, kad ten kažkokia kokia mažiausia konstrukcija, bet tenai vis tiek daugiau šansų, kad mano galva bus sveika, žinai. Galva sveika, žinai, galvoju, kad kūnas ten, kad ir apkris mane ten ištrauks iš kažkokių. Nu, tai va tokių detalių, tas žinojimas, jis taip išlaisvina. Taip, kad informuotas, tai reiškia ginkluotas. Tai o jeigu dabar reikėtų, paimtumėt automatą? Tai aišku, aš sakau, žmonės išgirstų daug tų nuomonių, tai jūs dabar pasirinkit patys, arba jūs patys einat už savo šalį, arba eisit prieš savo šalį. Variantų kitų nebus, tu turi kažkur tai būti. Manęs tas neliečia. Nu, tai skrisk į Mėnulį tada. Jeigu tavęs tas neliečia, skrisk į Mėnulį, arba sėsk ten, aišku, negali kariauti, sudėtinga, tai ten ir moterį, nu tai gerai, vežiok kažką, tai ten maistą vežiok, davins, padavinėk dar kažką, ten fasuok ten kažką, ten nežinau, gamink ten, pilna to darbą, ten visą Ukrainą buvo nusistačius, mano tokių bendrų pažįstam, ką jie darė, jie išvežė savo vaikus ten, žmonas ten, kas galėjo, kas turėjo galimybę, ten iki Lvovos, ten į Karpatų pusę išvežė, arba, aišku, tolyn į užsienį ir grįžo, kad, jo, tą logistiką ir užsiminėjo, praktiškai kiekvienas buvo nusistatęs to pergalės link, žinai, visi, aišku, visi laukia tos pagalbos, tų raketų, ten dar tankų, F-16 laukia, ten nesulaukia, ten, kaip, žinai, žyvų žmonės, kada čia gausim, žinai, tai aišku, patys turėjo tų resursų, žinai, ukrainiečiai protingi žmonės, tuo savo gudrumu, užsidegimu, noru, žinai, tikėjimu, ant ko viskas važiuoja. Be šito, žiūrėkit dabar, ką tie rusai, kuo jie eina, pats net nežino, kuo jie ten eina į tą šalį, tas Putinas nesugeba sugalvoti priežasties normalios patikimos, tai sakyk tiesiai šviesiai, kaip yra, jisai nesugeba išlementi, dėl ko jisai kariauja, ten kažkokie fašistai, dar kažką, tai ten jis ten naikina kažkokią tai tvarką, nu, sakyk, kad aš noriu Ukrainą užkariauti, viskas, vyriškai, ne, viskas, nu, bent jau tada išsiaiškinam, dėl ko, dabar toks biški, toks vakumas, neaiški situacija, toks, žinai, sakyk, priešai NATO, ten motyvacijos jokios nulis, eina tie, kaip pasakyti, stumdami. Jau paskiau, vėliau, pas mane šitas vertybių lūžis įvyko vasaros metu 22 metų, aš jau priėm sprendimą, kad važiuoju namo, atsėdėti savo tą bausmę, nueinu ambasadą ir papuolu į Lukianovkos kalėjime ir mane jau deportuovinėjo, etapavo iš Kijevo kalėjimo į Lvovą, Stolypino vagoną, tai atsitiktinumo dėka 40 rusų belaisvių važiavo to pačiu traukiniu iš Lukianovkos kalėjimo į Lvovą. Lvovą ten kažkoks yra pabėgėlių centras, vienu žodžiu. Tai iš 40 tų kareivių, tai ten vieną
žmogų mačiau. 39 ten visiški bomžai. Nu tokie bedalagas, kad tiesiog, matas, kad nuo gatvės, ten, nuo konteinerio atvestas į centrą. Tai čia mano pačio pastebėjimai, čia ne tai, kad aš kažkokį laikraštį skaičiau. Tai jo, vienas karininkas, bet jie yra atskirai kažkaip taip pato jau prie Lvovo, priartėjom jį kažkaip atskirai, juos į vieną pusę, vis į kitą. Tai aišku, nesakysiu 100% būtent taip. Man pavyko sutikti tokios žmonės. Tai koks lūžis įvyko, kad nuėjot prisidavėte į ambasadą, nes kaip ir kiek žinau iš jūsų gyvenimo istorijos, tai esate tikrai retas pavyzdys, kaip jum buvo 11 metų, būtent nuosprendis. Taip. Paskirtas, jūs dėl to išvažiavote į Ukrainą. Jo. Bet Ukrainą paėmėt ir atėjote į Lietuvių ambasadą ir pasakėt, kad... Idėjas išvažiavus į Ukrainą tikrai nebuvo jokių tokių, gerų idėjų, minčių, galvojau viskas, sakau, dabar manęs tikrai niekas nebesustabdys, iki pačio galo dabar darysiu tas nusikaltimus ir eisiu per gyvenimą. O dabar, sakau, tikrai tokio pykčio pripildytas buvau, kaip pasakyti, prieš visuomenę, prieš žmonės, prieš aplinką, net ir prieš savo šeimą, net tėvus, net ir tuos kaltinau, Tai su to visu per šokęs per sieną, tai iš viso, galvoju, dabar manęs tikrai niekas nesustabdys. Ir ką, tie procesai, tas vidinis ūkdymas ir vieną dieną, o Dieve, viskas, supratimas, kad taurė tokia, kaip pasakyti, Dievo dėsnis, yra blogis ir yra gėris, ir tai atskiras kryptis. Ir negali būti maišalinės šitoje vietoje, kad arba tai vieną pusę sukia, arba į kitą. Negali būti, kad vieną dieną aš vieną darau, kitą. Taip neveikia tiesiog, tas dėsnis neveikia taip. O kare tai labiausiai ir išryškėja būtent. Tų procesų metu, aš, kaip 100 kartų dariau procesą, kurio metu visada suveikia, jeigu aš tiesą sakau. Jeigu aš tik kažką pradedu, kažką nesumeluoju, tik pabandau, net jis nesuveikia. Viskas. Ir 100 kartų darau ir taip tiesiog idealiai veikia. Tik bandau pasakyti netiesą, viskas, tai neveikia. Ir vieną dieną kažkaip su sąžinė viskas labai buvo gerai, bet vieną dieną man atėjo, paieškoju, 11 metų, paieškoju, man tą mintis taip į galvą, proceso metu, sakykim, sėdim, Čia procesų būtent to scientologinio procesų vadinamo. Mes sėdim viens prieš kitą, tu man kažkokią komandą duodi, ir aš turiu jam atsakyti tą, kas pas mane galvoja. O jūs dar darydavo tos procesus dar jau vykstant susišaudimam? Jo, tai čia po prasidėjo. Čia po prasidėjo, po sekančią programą, iš jau ten sekančią programą. Į vieną žodžią suprantu, kad viskas, netenka prasmės viskas. Arba aš dabar pasakau tai kaip yra, arba tiesiog sūkis, nežinau, daiktus ir viskas. Ir daryk tą, ką daryk anksčiau, daryk tuos savo pasus ir skrisk ten, kur tu nori, Tai kaip jūs manot, čia tiesiog taip sutapimas, kad vyko karas ir kartu ir jūsų lūžis? Sutapimas, jo, čia labai geras sutapimas. Dievo ranka mane vedė, taip. Jo, išvykau tam, kad sugrįšiu naujai apgimęs, su naujo protu, su naujo idėjom, su naujo gyvenimu. Nuostabiai viskas įvyko, aišku, sudėtingi tokie perėjimai, jie tokie reikalauja sprendimą, reikalauja prisimti, pasakyti kitiem aplinkai, kaip yra, bet kitaip neįmanoma. Bet čia jau būtų atskiro kito įrašo tema apie vidinį lūžį. Iš šio įrašo yra kita ir aš manau, jūs ją labai labai gražiai iš tikrųjų išsiėmėt ir galima tiesiog, aš manau, pabaigti tai žodžiais, kaip ir sakėt, kad rytoj prasidėjo karas ir ką kiekvienas darys, būdamas jame. Tai ačiū, Jonai, kad atėjote. Ir pabaigai, kad ir kaip tai banaliai beskambėtų, bet Ukraina, ukrainiečiai išties kovoja už mus. Remkite, padėkite, aukokite. Tai ne mados reikalas. Priešas už vartų.